8 skirsnis – Konstitucinis teismas. 102 straipsnis. Konstitucinis teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos prezidento ir vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Konstitucinio teismo statusą ir jo įgaliojimo vykdymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo įstatymas. 103 straipsnis. Konstitucinį teismą sudaro 9 teisėjai, skiriami 9 metams ir tik vienai kadencijai. Konstitucinis teismas kas 3 metai atnaujinamas 1/3. Po 3 kandidatus į Konstitucinio teismo teisėjus skiria Seimas iš kandidatų, kuriuos pateikia Respublikos prezidentas, Seimo pirmininkas ir aukščiausiojo teismo pirmininkas, o teisėjais juos skiria Seimas. Konstitucinio teismo pirmininką iš šio teismo teisėjų skiria Seimas Respublikos prezidento teikimu. Konstitucinio teismo teisėjais gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 10 metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybės stažą. 104 straipsnis. Konstitucinio teismo teisėjai, eidami savo pareigas, yra nepriklausomi nuo jokios valstybinės institucijos, asmens ar organizacijos ir vadovaujasi tik Lietuvos Respublikos konstitucija. Prieš pradėdami eiti savo pareigas, Konstitucinio teismo teisėjai Seime prisiekia būti ištikimi Lietuvos Respublikai ir konstitucijai. Konstitucinio teismo teisėjams taikomi darbo ir politinės veiklos apribojimai, nustatyti teismų teisėjams. Konstitucinio teismo teisėjai turi tokią pat asmens neliečiamybės teisę kaip ir Seimo nariai. 105 straipsnis. Konstitucinis teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai. Konstitucinis teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos prezidento aktai, Respublikos vyriausybės aktai. Konstitucinis teismas teikia išvadas, ar nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai per Respublikos prezidento ar Seimo narių rinkimus, ar Respublikos prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas, ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys neprieštarauja Konstitucijai, ar Seimo narių ir valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai neprieštarauja Konstitucijai. 106 straipsnis. Teisė kreiptis į Konstitucinį teismą dėl 105 straipsnio 1 dalyje nurodytų aktų turi vyriausybė ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių, taip pat teismai. Dėl Respublikos prezidento aktų sutikimo su Konstitucija ir įstatymais į Konstitucinį teismą turi teisę kreiptis ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių ir teismai. Dėl vyriausybės aktų sutikimo su Konstitucija ir įstatymais į Konstitucinį teismą gali kreiptis ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių, teismai, taip pat Respublikos prezidentas. Kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindų priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucinės teisės ar laisvės ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemonės. Šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio teismo įstatymas. Respublikos prezidento teikimas Konstituciniam teismui ar Seimo nutarimas ištirti, ar aktas sutinka su Konstitucija, sustabdo šio akto galiojimą. Prašyti Konstitucinio teismo išvados gali Seimas, o dėl Seimo rinkimų ir tarptautinių sutarčių ir Respublikos prezidentas. Konstitucinis teismas turi teisę atsisakyti priimti nagrinėti bylą ar rengti išvadą, jeigu kreipimasis grindžiamas neteisiniais motyvais. 107 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymas ar jo dalis arba kitas Seimo aktas ar jo dalis, Respublikos prezidento aktas, vyriausybės aktas ar jo dalis negali būti taikomi nuo tos dienos,
kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas ar jo dalis prieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijai. Konstitucinio teismo sprendimai klausimais, kuriuos Konstitucija priskiria jo kompetencijai, yra galutiniai ir neskundžiami. Byloje pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens kreipimasi priimtas Konstitucinio teismo sprendimas, kad Lietuvos Respublikos įstatymas ar jo dalis arba kitas Seimo aktas ar jo dalis, Respublikos prezidento aktas, vyriausybės aktas ar jo dalis prieštarauja Konstitucijai, yra pagrindas įstatymų nustatyta tvarka atnaujinti procesą dėl pažeistų to asmens konstitucinių teisių ar laisvių įgyvendinimo. Remdamasis Konstitucinio teismo išvadomis, Konstitucijos 105 straipsnio 3 dalyje nurodytus klausimus galutinai sprendžia Seimas. 108 straipsnis. Konstitucinio teismo teisėjo įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaiga įgaliojimų laikas, jis miršta, atsistatydina, negali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, Seimas jį pašalina iš pareigų apkaltos proceso tvarka.